Sveiki, nu ką, galim pasižiūrėti pirmąjį eskizą. Dabar mums yra svarbu įsitikinti, kad visi baldai yra savo vietose, kad nieko nenorit pastumti, pakeisti. Jeigu kažkurie tai baldai norėtųsi, kad atsidurtų kitoje vietoje, tai iš karto užsirašykite ir per susitikimą aptarsim tada tos momentus. Bet visai gražiai čia viskas dėliojasi, planiruotė iš tikrųjų labai faina. Tai čia matote įėjimo durys pagrindinės ir čia yra mūsų katilinė, per kurią galima užeiti į garažą. Čia aš įdėjau veidrodį, kad iš karto pilnų ūgių save matyti ir didelę spintą iki pat lubų. Jinai yra tokia sumontuota lyg jinai eitų kartu su siena, galima netgi ir spalvas priderinti, kad jinai atrodytų lyg siena, kad neatkreiptų į save per daug dėmesio, bet apie spalvas mes pakalbėsim kitą kartą. Šiandien žiūrim tik tai į formas ir kas kur randasi ir kiek vietos užima, nes čia yra svarbiausi dalykai. Iš koridoriaus išeinant po dešinę pusę mes matome svetainės ir virtuvės zoną. Čia telpa didelis fotelis, jeigu norit jį galima padaryti ir mažesnę sofkutę. Telpa kavos staliukas ir televizoriaus vieta su kažkokia tai dekoracija už jo. Dekoracija gali būti, gali ir nebūti, bet su dekoracija yra lengviau paslėpti laidus, kad žiūrint iš štai tokio rakurso nesimatytų laidai ir visi šitie laikikliai, tai tokia dekoracija, tokios lentutės galėtų padėti visą tą dalyką paslėpti, kad televizorius kad būtų labiau priglūdęs prie sienos. Čia matosi pakabinama spintelė, po ją, kad galėtų pravažiuoti robotas dulkių siurblys. Čia pas mus valgomasis stalas apvalus, galima šiaip pastatyti ir pailgą stalą, jis irgi visai normaliai atrodytų, vietos pas mus čia užtenka, tai jeigu yra noras, galima daryti ir tokį, bet jeigu reikia daugiau laisvos vietos, kad būtų praėjimai, tai geriau apvalų pasilikti. Čia pas mus lieka vietos tokie nedideliai saleliai ir tokia didelė virtuvė gaunasi. Tai čia pas mus yra įmontuojami moduliai, tai čia šaldiklis, šaldytuvas, orkaitė, mikrobangė, čia kažkokia tai saugojimo vieta gali būti šitoj vietoj. Čia pas mus eina mūsų kaitlentė, rozečių blokas su jungikliu, jungiklis valdo LED apšvietimą apačioj, kad pašviesti stalviršį. Čia pas mus kriauklė galima bus kairiau dešiniau pastumti pagal poreikį. Ir čia matosi konstrukcija salos, tai reiškia, iš šitos pusės galima atsisėsti, čia yra uždara pusė tokia šitoj vietoj, maždaug šitaip atrodo, ir ten rozečių blokas. Dabar užuolaidų nišos, yra galimybė padaryti užuolaidas šitoj pusėj, čia matosi, jeigu sofkutė bus labai ilga, tai užuolaidos biški kertasi su tuo, bet jeigu sofkutę padaryti ne tokią ilgą, pavyzdžiui, iki šitos vietos, tai užuolaidos visiškai mums netrukdo. Nes dabar šituo atveju užuolaidos užeina už sofą, tai reiškia sofą reikia biški pastumti link televizoriaus į tą pusę. Jeigu sofa būtų trumpesnė, galima pristumti būtų lygiai prie sienos. Kas dar iš čia? Apšvietimas kol kas sudėtas tik tai tam, kad apšviesti šitą visą dalyką, bet jo išdėstymą mes dar koreguosim, tai ten dėmesio nekreipkite. Gerai, einam į pirmąjį kambarį, kuris pas mus randasi prie svetainės, tai čia yra, kur architekto planelė yra pažymėtas pianinas, tai jisai būtent šitaip užima šitiek vietos. Jį galima pristumti prie sienos, galima palikti taip, čia jau kaip panorėsit, bet jeigu jisai iš tikrųjų bus, tai paliksim jam laidą. Jeigu jo nebus, tai čia yra galimybė padaryti spintą, jeigu yra poreikis. Nu ir sofa, kuri galėtų išsiskleisti kaip lova. Čia darbo vietelė, toksai stalas su stalčiais, maždaug šitaip atrodytų, čia užuolaidos. Toliau einam į sanmazgą. Čia pas mus sanmazge
mes matom bidė, matom tualetą ir aš rekomenduočiau daryti juos įmontuojamus, tai reiškia, kad po apačią galima būtų lengvai prasivalyti, kad nebūtų jokių stovinčių pastatomų elementų. Yra galimybė pasidaryti taip pat, jeigu, pavyzdžiui, nenorėtumėt bidė, tai galima padaryti tiesiog higieninį tokį dušą, kaip variantas. Jeigu bus bidė, tai šito dušo nereikia tada tiesiog, tai mes jį panaikintume. Viršui galima padaryti štai tokio tipo lentyną, kad kažką tai pasidėti, ten kvapukai visokie gali būti dar kažkas, o viršų jau uždara lentyna, ten dažniausiai tualetinį popierių saugo ir visokias smulkmenas. Ant šitos sienos matosi gyvatukas, matosi veidrodis ir štai tokio tipo kriauklė. Čia tokia kriauklė gal iš prabangesnių, galima ir paprastesnę kažką tai sudėti. Vienintelis klausimas tik tai, ar tinka tokio tipo maišytuvas, ar norėtumėt maišytuvo, kuris eitų jau iš sienos. Ir maždaug tokių principų jisai atrodytų, kad iš sienos jau išeina vamzdis ir bėga vanduo. Yra tokie maišytuvai, jie šiek tiek brangesni, maždaug šitaip atrodo tokie maišytuvai. Bet irgi yra galimybė padaryti. Tai čia yra potinkinė instaliacija, vadinasi. Jeigu jums jinai tinka, mes galėtume ją apsvarstyti. O jeigu norėtumėt paprastesnio varianto, tai aš jums kitam sanmazge parodysiu tokį klasikinį variantą. Taip pat čia buvo kampinė vonia pas architektą sudėta, aš vis dėlto dėčiau vonę standartinę, ją gražiau apdirbti yra, paprasčiau gražiai padaryti, nes galima sudėti irgi tom pačiom plytelėm šonus ir plus yra variantas, kad galima uždėti stiklą arba galima naudoti užuolaidą. O kampiniam variante jau tik tai vonia būtų, jau kaip dušą panaudoti sudėtinga, nes labai jau taškasi viskas. Taip, einam dabar atgal į koridorių ir pasižiūrim kambariuką iš kairės pusės koridoriaus. Kairinis kampinis kambarys, čia matosi telpa lova, staliukas ir štai tokia spinta iki lubų. Irgi toksai kompaktiškas, fainas kambarys, viskas kaip ir gražiai telpa. Čia turim koridoriaus pabaigoje štai tokią turbūt saugojimo vietą, tai čia mes galim sutalpinti dvi labai didelės spintas. Čia gali būti viršui kažkokie tai pakabinami dalykai, kažkokios tai striukės žeminės vasaros metu arba dar kažkas tai. Galima stalčius apačioj sumontuoti, čia jau šitos dalykus aptarsim, tiesiog noriu parodyti, kiek vietos čia yra. Maždaug šitaip atrodo šitą erdvę. Toliau einam į pagrindinį miegamąjį. Pagrindinis miegamasis atrodo maždaug štai šitaip. Čia yra prailgintas galvūgalvis, jisai toksai kaip dekoracija padarytas tam, kad miegamasis atrodytų platesnis, bet jeigu jo nereikia, galima šitos medinės dalies atsisakyti ir turėti tiesiog standartinį galvūgalvį. Bet šitaip atrodytų iš tikrųjų įdomiau, tai aš vis dėlto šitą variantą rekomenduočiau apsvarstyti. Čia yra vietos, dar galėtų kažkokia tai komodė atsistoti, irgi visai neblogas variantas, su stalčiukais iki juosmens lygio, kaip pavyzdys. Nu, čia aišku užuolaidos. Ir čia visai gerai tiktų durys slankiojančios, bet kad būtų viena varčia. Tenais irgi viduj pas mus telpa iš abiejų pusių spinta, tai reiškia, viena gali būti, pavyzdžiui, uždara, viena gali būti atvira. Atrodytų maždaug šitaip. Čia irgi galima stalčius padaryti, čia galima kabinamą vietą ir ten viršui, kadangi jau sudėtingai pasiekti, galima netgi uždaryti durelėm. Galimai, kad visur daryti durelių nepatogu, nes tiesiog per siaura erdvė, kad ir ten atsidarinėti. Tai būtent tokiose rūbinėse, kurios yra kaip atskiras kambarys, galimai durelių ir nereikia. Būtų gal ir patogiau abiejų. Einam tada į sanmazgą.
pasižiūrėti, kasgi čia. Tai čia irgi pas mus yra potinkinės instaliacijos rėmas tualeto. Čia, kadangi jau bidė pas mus netelpa, tai sudėjau dušelę higieninį, jeigu jisai reikalingas, jeigu ne, galima jį panaikinti. Irgi lentyna čia ir saugojimo vieta viršui. Ir čia jau matosi tas standartinis dušas. Standartinis dušas turi, reiškia, maišytuvą apačioj, matomą vamzdį, jisai jau ne iš sienos išeina tasai sujungimas tarp galvos ir maišytuvo, o eina jau tokiu matomu būdu. Jisai yra pigesnis, kaip ir irgi visai neblogas variantas. Potinkinė instaliacija, kai matosi tik tai galva, yra labiau modernus sprendimas, bet ir brangesnis. Čia irgi matosi, kad dušas yra kampinis, tai reiškia, čia kažkur tai būtų trapas ir užsidarytų durelės į vieną pusę ir į kitą pusę. Žymiai gražiau atrodo negu kažkokios tai kabinos ar dar kažkas, tai ir tiesiog užsisako stiklas, o trapas montuojasi lygiai su grindim. Čia pas mus gyvatukas yra kairiai pusiai, irgi veidrodis ir maišytuvas su kriauklė. Taip, ką mes dar nepasižiūrėjom. Šitas kambariukas buvo. Tai, dar nepasižiūrėjom mes katilinės. Taigi iš koridoriaus mes galim patekti į katilinę. Čia pas mus, jeigu pavyks, būtų labai gerai paslėpti visą techniką į kažkokią tai spintą. Iš kairės pusės tada galima būtų padaryti papildomą kraną, ten iš lauko atėjus kažką tai nusivalyti, nusiplauti, labai patogu. Galima spintą pratesti ir šitą kampą, jeigu yra noro, arba galima čia tiesiog padaryti kažkokį tai pufą, sėdimą vietą, drabužius nusimesti. Šiaip po lietaus, pavyzdžiui, atėjus, turėti tokią zoną yra labai gerai, nes galima purvinus batus palikti, pasidžiauti ar dar kažką tai. Tai tokia zona, kur irgi būtų verta sudėti plytelės. Ir jeigu pavyktų paslėpti visus katilus, hidroforus ir visą tą techniką kažkur tai čia, būtų gerai. Bet gali būti, kad pas jūs ir Rusija pasislėps, tai dar geriau būtų. Bet čia tokia galėtų būti pusiau techninė patalpa, aš manau. Kažką tai tokio galima būtų padaryti. Ir garažas, čia viskas paprasta, vartai ir maždaug šitaip atrodo ta patalpa garažo. Tai dabar mums yra svarbiausia išsiaiškinti pačius pagrindinius dalykus, tai yra vandens instaliacija. Tai reiškia, pas mus vanduo yra virtuviai, jeigu jisai bus prie šito lango, tada viskas aišku. Iš sanmazgų mums reikėtų pagalvoti, ar mes norim turėti kampinę vonę ar ne kampinę ir aplamai ar tinka išdėstymas, ar pavyzdžiui tinka plotis, čia yra 1 metro plotis, ar tinka gyvatuko vieta ir ar patinka kaip atrodo tasai bidė. Jeigu bidė savo vietoje viskas gerai, tai tada aš suplanuosiu jam pajungimus. Jeigu nori tik tai tualetą, tai galima vieną panaikinti, tualetą pastumti čia ir tada tiesiog daugiau vietos atsirasti čia. Tai čia jau kaip pasakysit. Ir atkreipkite dėmesį į tai, kaip atrodo šita patinkinė instaliacija. Jinai visai naujoviškai atrodo, moderniai, bet ją reikia planuoti labai iš anksto. Ir žinoma vonia, jeigu jums vis dėlto norisi kampinės, tai irgi pasakykit, mes grąžinsim tą variantą. Taip pat iš sanmazgo pagrindinio, aš manau, kad čia greičiausiai niekas nesikeis, kad bus kampinis dušas ir vieta bus štai tokia, nebent galimai norėtumėt pamatyti patinkinę instaliaciją šitoje vietoje, tada reikėtų iš anksto tą dalyką suplanuoti, bet šiaip čia viskas aišku šito kambario. Garaže irgi galit pagalvoti, kur norėtumėt turėti vandens kažkokius tai pajungimus, jeigu norėtumėt, aš tada jos irgi pažymėsiu plane, kad santechnikas iš karto galėtų jums atvesti visus vamzdžius. Ir greičiausiai kažkur tai norėsit turėti trapą,
Tai galima turėti prie vartų, galima per vidurį, čia jau kaip jums labiau norėtųsi. Skirtumo didelio nėra. Tiesiog, formuotųsi nuolydis arba link durų, arba link vidurio. Bet čia greičiausiai irgi latako kažkokį tai gerai būtų turėti, kad jeigu kažką tai norėtumėt nuplauti su aukšto slėgio ten, tai būtų visai patogu. Tai va, maždaug šitaip viskas atrodo. Tai dabar mums reikia per pirmąjį susitikimą tiesiog pasitvirtinti, ar viskas savo vietose, ar dar kažką tai norėtumėte pastumdyti, nuimti, pridėti, pakeisti. Jeigu kažkokių tai pakeitimų dar turit, tai būtų gerai mums per pirmą susitikimą juos visus aptarti. O jeigu jums išdėstymas tinka, jeigu viskas savo vietose, tai aš tada pagal šitą išdėstymą pradėsiu jau konkrečiau dėliotis rozetės, jungiklius, kad būtų viskas aišku, kas kur randasi. Ir jeigu bus kažkokių tai klausimų, tai skambinkit, bet šiaip geriausia būtų jums tiesiog užsirašyti visus norimus pakeitimus ir mums susitikti ir aptarti visą tą dalyką gyvai. Tai va, tiek žinių iš mano pusės. Ačiū, viso gero.